Rutos knyga vyksta tuo pačiu laiku, kaip va šitas visas Teisėjų knygos marazmas. Lygiai tie patys laikai. Ir jie yra kaip koks šviesulėlis, kaip žvaigždė švytinti visoje tamsoje, kaip auksas pelenuose. Nuostabi istorija, tikra atgaiva po viso šitų kažkokių keistenybių, ypač Teisėjų knygos pabaigoje. Tai va, ir be to, mums krikščionims tai turėtų būti artimiausia teksto dalis iš Senojo testamento. Paskui pamatysim, kodėl. Taigi parašyta yra, kad Teisėjų valdymo laikais šalyje, tai Izraelyje, kilo badas. Vienas vyras iš Judo Betliejaus su žmona ir 2 sūnumis iškeliavo gyventi į Moabo kraštą. O toks kontekstas. Kad yra šeima, jie iškeliauja į Moabo kraštą. Moabas buvo, jeigu atsimenat Lotą, Abraomo sūnėnas, kai jisai tenai buvo išgabentas iš Sodomos ir Gomoros miesto, kartu su 2 dukrom, žmona pakėlė į pavirto į druskos stulpą. Tai jie apsigyveno, pabėgė ten tokioje negyvenamoje teritorijoje, berods kalnyne, man atrodo. Ir galvodami, kad išnyko visa žmonija, tos dukteris nugirdė Lotą ir sugulė su juo. Tai viena iš tų dukterų, ją ir gimė Moabas. Ir Dievas Moabitų nebuvo numatęs sunaikinti. Ten, kur Abraomui buvo duotas pažadas, Moabitai tame sąraše nebuvo. Jiems iš tikro pasakė, Dievas Mozei pasakė, kad nebūk priešiškas Moabitams. Tai reiškia, kad jie atiteko jiems kraštas vienas. Ir dėl Loto jiems tas kraštas turėtų ir likti. Tai jie nebuvo skirti sunaikinimui, bet jie buvo Izraelio priešai, nedraugai. Ir jie Izraelitus buvo sugundę kitais dievais. Parašyta, kad skaičių knygai buvo parašyta, kad Izraelitams gyvenant Šitime, tauta pradėjo paleistuvauti su Moabo dukterimis. Jos kvietė Izraelitus į aukojimo šventes, ten jie valgė ir lenkėsi prieš jų dievus. Ir paskui dar, Teisėjų 10 skyriui parašyta, kad Izraelitai darė piktą viešpaties akivaizdoje, garbindami Baalą ir ten, žodžiu, išvardina dar tautų dievus, įskaitant Moabo dievus. Pagrindinis Moabo dievas buvo Kemošas, ten tokia pabaisa, su Baalu tapatinamas Marsu, toks karo ir pergalės dievas, ir jam Saliamonas vėliau pastatys šventyklą. Bet akivaizdu net iš tos skaičių knygos eilutės, kad vyko aukojimų šventės. Tai vat supraskite, kad dabar į tokį kraštą išsikelia va šita viena šeima. Ir ta šeima sudaro Naomė ir jos vyras ir 2 sūnūs. Kadangi jie iškart miršta, tai jų vardų čia nesigilinkim, bet lieka viena Naomė. Tiesa, prieš mirštant, Naomės sūnus veda Moabitės, tai kas kaip ir uždrausta pagal įstatymą, ir tada jos pagyvenę 10 metų jie miršta. Tai vienos vardas buvo Orpa, kitos Rūta. Taigi Naomė, tai jau miršta jos sūnus, tai lieka ji našlė ir sūnų nebetenka. Naomė tarė savo marčioms. Sako, eikite namo pas savo motinas, viešpats tebūna malonus jums, kaip jūs buvote mirusiems ir man. Mirusiems tai sūnums. Viešpats jums tesuteikia poilsį vyro namuose. Naomė pabučiavo savo marčias, kurios pakėlė balsus ir verkė. Jos šiaip norėjo eiti kartu su Naomė, bet ji vis jas sako, neikit, jūsgi nelauksit, jeigu aš net ir pagimdyčiau dabar 2 sūnus, nelauksit, kol jie užaugs. Sako, neatsisakykit santuokos dėl manęs. Ir paskui jos vėl pakėlė balsus ir verkė, bet Orpa visgi nusprendė išeiti, atsisveikino, o Rūta pasiliko. Naomė Rūtai tada sako, čia tokia raktinė eilutė beveik gaunasi, sako, tavo brolienė, tai Orpa, sugrįžo į savo tautą ir prie savo dievų. Grįžk ir tu. Ir va čia, kai pasako šitą eilutę prie savo dievų, mes turime irgi kontekstą išvelgti. Bet pamatyt, kad čia 2 moteris, kurios augo, jos Moabitės, jos nuo vaikystės, sako, va pas motinas, augo su savo motinomis, augo savo tautoje, su savo dievais, jos yra iš kitos tautos. Čia ne taip, kad iš dangaus nukrito kažkoksai tai personažas, neaiškus. Jos iš tikrųjų buvo iš kitos tautos.
įaugę papročiai į jas buvo visiškai kiti. Bet Rūta į šitą Naomės pasakymą ji taip atsakė, o va šita eilutė yra raktai. Sako, neversk manęs tavęs palikti ir sugrįžti. Kur tu eisi ir aš eisiu, kur tu gyvensi ir aš gyvensiu. Tavo tauta yra mano tauta ir tavo Dievas mano Dievas. Kur tu mirsi ir aš ten mirsiu ir būsiu palaidota. Tegul Viešpats padaro man tai ir daugiau, bet tik mirtis atskirs mane nuo tavęs. Ji pasako, tavo Dievas yra mano Dievas. Ir sako, tegul Viešpats padaro man tai ir daugiau. Kai va šitą sako Viešpats, ji naudoja žodį Jehova. Ne šiaip Elohim, Dievas tiesiog. Ji kalba apie, ji įvardina. Ji išpažįsta garsiai, kad ji turi Dievą ir tas Dievas yra tas pats Dievas Jehova. Sako, tavo tauta yra mano tauta, aš nebesu Moabitė. Ji čia realiai atsisako savo praeities ir išpažįsta naują ateitį. Naomė mato, kad Rūta tvirtai pasiryžus eiti su ja ir todėl nustojo atkalbinėjusi. Ir jos iškeliavo ir atėjo į Betliejų. Joms atėjus į Betliejų visas miestas sujudo ir klausinėjo, ar tai Naomė. O jie atsakė, nevadinkite manęs Naomė, Dievas atsigręžė prieš mane ir, žodžiu, sako, aš išėjau turtinga, o Viešpats parvedė mane tuščiomis rankomis. Taigi taip grįžo Naomė ir jos marti Moabitė Rūta iš Moabų krašto. Jos atvyko į Betliejų miežių pjūties pradžioje. Aš niekad neatkreipdavau dėmesį, prie ko čia, arba net nepagalvodavau, kas reikia atkreipti tai dėmesį, bet pasirodo reikia. Miežių pjūtis anais laikais, dabar gal su visais ten pridėtinėmis trąšomis ir panašiai vyksta kitaip, bet anais laikais, kai derlius priklausė konkrečiai nuo Dievo nustatytų sezonų, miežių pjūtis vyko panašiu metu kaip ir Pascha. Paskos avinėlis yra tas garantas, kad dėl jo gailestingumo, būdamas po tuo avinėlio krauju, tu gali būti išgelbėtas nuo Dievo rūstybės. Tai vat, Paskos metu Rūta svetimšalė įžengė su Naomė į pažadėtąją žemę ir yra neišspjaunama iš tenai. Jeigu žiūrint pagal, tarkim, sezoniškai, Pascha yra pavasaris. Dabar mes tą šventę vadiname Velykomis. Nors turėtumėm taip nevadinti. Būtų fain, jeigu mes ją ir dabar vadintumėm Pascha. Rusai tą šventę ir toliau vadina Pascha. Kai mes sakom, o Velykos, tai jie sako Pascha. Taigi pirmieji miežiai sunokdavo anksčiau už kviečius. Ir paskui praėjus 7 savaitėms būdavo kviečiai jaunami ir tada po tų 7 savaičių buvo švenčiama tokia šventė, Šavuo šventė vadinama, ji labai svarbi, pas žydus yra, tiesiog jos metu buvo švenčiama sandora tarp Dievo ir žydų tautos. Ta Šavuo šventė, aš apie ją dar paskui pasakysiu, tiesiog šiaip dabar paminiu ir varom toliau į Rūtos 2 skyrių. Taigi, 2 skyriui parašyta, kad ta Naomės vienas iš giminaičių buvo toksai Boazas, pasiturintis vyras iš Elimeleko giminės, tai reiškia Naomės vyro giminė. Moabitė Rūta tarė Naomei, leisk man eiti į lauką varpų rinkti, kur man leis. Ir Naomė sakė, eik mano dukra. Nuėjusi ji rinko varpas, paskui pjovėjus. Jai pasitaikė rinkti lauke, kuris priklausė Boazui iš Elimeleko giminės. Dabar šitas varpų rinkimas irgi čia ne šiaip atsitiktinė istorijos dalis, tai buvo įstatymas Izraelyje. Izraelitai buvo Dievas jiems įsakęs dar kunigų knygoje, aš perskaitysiu dar kartą tą eilutę. Pjaudamas savo žemės javus, jų nekirst iki pat lauko krašto, ir nerink nukritusių varpų. Taip pat ir vynuogyne nenuskink paliktų uogų. Jos lieka beturčiams ir ateiviams. Aš esu Viešpats jūsų Dievas. Taip skamba įsakymas kunigų knygoje. Tai reiškia, žemdirbys sąmoningai ne tik, kad lauko pakraščiuose turi palikti praeiviams ir beturčiams, bet kai renka ne su kombaino, o rankomis jo, kai renka nupjautus varpas ir jeigu iškrenta tos varpos, jie privalo palikti, nes kitaip Dievas mato.
tai yra neteisinga. Tai jie privalo palikti nukritusias varpas beturčiams. Šiaip iš tikrųjų fantastinis įsakymas. Šiuolaikinėje visuomenėje tai būtų visiškai nesuprantamas dalykas, kaip savo uždirbtą asmeninį derlių kažkodėl tai turi palikti kitiems. Aš atsimenu, mes tiesiog norėjom pasigriebti šiek tiek šiaudų likusių, ne šieno šiaudų likusių, po ten jie nuiminėjo kviečius prie mūsų čia ūkininkai, nes šiaudai geras kraikas yra gyvuliams. Tai aš atsimenu, aš ten su didžiausiu nepatogumu skambinau ir prašiau, kad leistų mums pasigriebti tų šiaudų. O čia yra įsakymas iš paties Dievo, kad tai ne tik šiaudus, o pačius grūdus paliktų ant žemės. Tai va. Tai žodžiu, Rūta rinko tas varpas ir taip išėjo, kad rinko to Boazo lauke. Boazas sužinojo, kad čia yra tokia Moabitė Rūta. Ir jai tada sako, klausyk mano dukra, neik rinkti į kitą lauką ir nesitrauk iš čia, bet pasilik prie mano moterų. Sek paskui pjovėjus, aš įsakiau jaunuoliams tavęs neliesti. Ištroškusi eik prie ąsočių ir gerk tai, ką pjovėjai geria. Jeigu jau pastebim, viskas vyksta kaip kokiam filme. Rūta, svetimšalė, našlė, nelabai, našlės tuo metu nebuvo labai geras statusas, nes iš tikrųjų, tu kaip ir, negeras statusas, taip. Ir jis taiga gauna, dar sako, pasiturinčio giminaičio vyro dėmesį. Gerą dėmesį, tokį geranoriškumą. Ji puolė veidu į žemę ir nusilenkusi iki žemės klausė, kodėl tu man toks malonus? Ir atkreipiai dėmesį į mane, nors aš esu svetimšalė. Kartais mes taip Dievo klausim, ir kodėl toks geras su manim, ašgi toks blogėtis. Boazas atsakė jai, man viską papasakojo, kaip tu tavo vyrui mirus elgeisi su Anyta. Ir kaip palikusi tėvą, motiną ir gimtąją šalį, atvykai į tautą, kurios anksčiau nepažinojai. Te atlygina tau viešpats už tai, ką padarei, ir te duoda tau visą užmokestį viešpats Izraelio Dievas, po kurios sparnais atėjai prisiglausti. Jie atsakė, mano viešpatė, kad tik rasčiau malonę tavo akyse, tu paguodei mane, draugiškai kreipdamasis į savo tarnaitę, nors neprilygstų tavo tarnaitėms. Paskui valgant, Boazas jai tarė, tik čia, valgyk duonos ir padažyk savo kąsnį vyne. Vyną, duoną. Ir jie atsisėdo šalia pjovėjo, o jis padavė jai paskrudintų grūdų. Ji pavalgė ir kas liko pasilaikė. Kai jie vėl grįžo rinkti grūdų, Boazas dar, pastiprino visą šitą gerumo rodymą, nes jisai savo tarnams pasakė, jūs tyčiomis ištraukite iš pėdų ir palikite jai, kad jai daugiau būtų prisirinkti. Tai jis jau rodo superinę malonę. Ir Rūta tą dieną grįžo namo prisirinkusi apie 24 litrus miežių jau iš kultų. Čia nemažai. Grįžusi namo, jinai viską papasakojo Naomiai. Sako, kad tas Boazas jai patarė laikytis prie jo pjovėjų. Ir Naomė sakė Rūtai, gerai, tu mano dukra darai, laikykis su jo tarnaitėmis, nes kitame lauke tave galėtų įžeisti. Taigi dabar ateina trečias skyrius, čia rašo, kad jau pasibaigė miežių pjūtis, kviečių pjūtis, o ji toliau nuo Rūta gyvena su savo Anyta. Dabar taip, Rūtos trečiame skyriuje Naomė, jai ateina į galvą mintis, arba nežinau, ar jai ateina į galvą, ar jinai jau tai buvo tą sugalvojus, ar tai akivaizdu yra, aš nežinau. Bet, žodžiu, jinai patarė Rūtai tokį mums atrodytų keistą dalyką ir aš nesupratau to iki šiandien, kai išsiaiškinau pagaliau. Naomė tarė Rūtai, mano dukra, ar nelaikas man pasirūpinti vietą, kur tu galėtum ramiai gyventi? Ir atrodytų, kaip supras, beveik kvepia kažkokia tai konspiracija. Ir tada sako, Boazas, su kuriuo tarnaitėmis tu dirbi, yra mūsų giminaitis. Jis šį vakarą vėtys miežius klojime. Senajame testamente, ar berods kunigų knygoje, buvo duotas toksai įstatymas. Dievas davė tokį įstatymą. Sako, jei suvargęs tavo brolis parduotų nuosavybės dalį, jo giminaitis gali ją išpirkti.
giminaitis atpirkėjas, tai vadinasi. Pakartoto įstatymo knygoje dar parašyta, kad mirus vyrui, jei jis neturėjo vaikų, bet turėjo žmoną, artimiausias jo giminaitis turi ją vesti, kad pratęstų giminę. Tai vat buvo du tokie įstatymai, duoti paties Dievo, kad jeigu yra nuskurdęs žmogus, jo žemės dalį gali išpirkti artimiausias giminaitis, nupirkti tiesiog, kad ta žemė nepropultų. Ir mirus žmogui, jeigu jisai neturėjo vaikų, tai jo žmona turėtų vesti, galėtų, jeigu jisai sutiktų. Vesti tai yra išpirkti artimiausias giminaitis. Tai dabar Naomė, žinodama šitą įstatymą, jis sako Rūtai, kad aš pasirūpinsiu, kad tu visgi gyventum, nebūtum benami ir žemiausiame lygyje, nes sako, Boozas yra giminaitis. Tai vat jinai implikuoja į tai, kad jisai kaip ir pagal įstatymą, jeigu jis yra teisingas vyras, jis turėtų imtis šito darbo, paimti ir išpirkti tą žemę ir paimti šitą žmoną, nes akivaizdžiai Boozas neturi žmonos. Tai gerai, kas dabar yra, ką duoda jai kokį patarimą? Sako, nusiprausk, pasitepk, apsivilk geriausių rūbų ir nueik į klojimą. Nepasirodyk jam, kol jis pavalgys ir atsiguls. Kai jis atsiguls, įsidėmėk vietą, kur jis guli, priėjusi atidenk jo kojas ir atsigulk, jis tau pasakys, ką daryti. Ir jie sakė, visą, ką man sakai, padarysiu. Mums iš tikrųjų šiais laikais tai skamba toks, kažkoks neaiškus paveikslas, kas čia vyksta, nueik, atsigulk prie kojų, atidenk. Nieko čia pasirodo nuostabaus rytų kultūroje nebuvo. Rytų kultūroje žmonos, kurios tikrų savo vyrų žmonos, rodydamos nuolankumą ir pagarbą tam tikrose vietose, jos į lovą įlipdavo ne šonu, kaip mes, pavyzdžiui, pratę, tiesiog atsikiloji kaldrą, atsiguli, jos įlysdavo pro apačią, tarkim, tiesiog rodydamos savo nuolankumą vyrui. Tai jos atsigulimas prie kojų, jinai jau veda mintį link šitos galimos santuokos pagal įstatymą, kad tu mane turėtum vest. Jinai jam namiokus duoda, kitaip kalbant mūsų kalba. Jinai sako, tu giminaitis esi, nes pažiūrėkit toliau tekstas tą ir sako. Nuėjusi į klojimą, ji pasielgė taip, kaip jai Anyta patarė. Boazas pavalgęs ir atsigėręs buvo patenkintas ir atsigulė javų krūvos gale. Rūta tyliai priėjo, atidengė jo kojas ir atsigulė. Vidurnaktį pabudęs žmogus nusigando, pamatęs moterį gulinčią prie jo kojų. Jis paklausė, kas tu esi, ji atsakė, aš esu tavo tarnaitė Rūta. Ištiesk savo apsiaustą ant savo tarnaitės, nes tu esi artimas giminaitis. Tai tai, ką jinai čia sako, yra nestačiokiškai pasakyta, kad tu turėtum mane vesti, nes tu esi artimas giminaitis. Ištiesk savo apsiaustą, tai reiškia, aš po tavo apsauga turėčiau palysti pagal mūsų įstatymą. Ir dabar, dabar jam yra pasirinkimas. Ar jisai supras ir sutiks, ar jisai sakys ne. Todėl Naomė ir sakė Rūtai, o tu žiūrėk, ką jisai toliau sakys. Nes šiaip iš tikrųjų nėra prievartos. Neprivalo pagal tą įstatymą vesti. Yra, jeigu sutinka, tada jisai turi vesti tą moterį, našlę savo giminaičio. Ir jisai štai kad sako, viešpats telaimina tave, mano dukra, tavo paskutinis elgesys yra geresnis už pirmutinį, nes tu neieškojai jaunuolio turtingo ar beturčio. Aš nesuprasdavau, ką jis turi omeny, bet dabar man pagaliau, kai aš viską šitą sudėjau, supratau, ką jisai turi omeny. Jisai čia sako, kad tu našlė buvai ir kadangi aš, tavo giminaitis, ir dar kitas pasirodo bus giminaitis, nedarėm teisėtai to veiksmo, kad paimti našlę ir ją vesti, tu buvai laisva nuo savo našlystės, tu galėjai ieškoti jaunuolio. Tai čia pasako, kad Boazas buvo vadinasi vyresnis ir tu būtum visai teisėtai tą dariusi, bet kadangi tu visgi nusprendė laikytis net ne savo Dievo, o kažkokios tautos įsakymų, dėl šitos našlystės, tu esi, sako, teisinga. Nebijok, mano dukra, visą, ko prašai, aš padarysiu. Visi šio miesto gyventojai žino, kad tu esi dora moteris. Pasilik čia naktį čia, o toliau jisai papasakoja, kad yra giminaitis artimesnis už jį,
ir kad jeigu tas giminaitis, jis turi pirmumo teisę. Jeigu jis atsisakys, tada Boazas ją ves, kitaip sakant. Jis sako, pasilik čia šią naktį, o rytoj, jeigu jisai atsisakys tave paimti, aš tave, sako, paimsiu. Taigi, ryte Boazas pripylė Rūtai miežių, išsiuntė atgal pas Aniką. Namuose Naomė paklausė, kaip tau sekėsi. Mano dukra jį viską papasakojo, kas įvyko. Ir Naomė tarė, dabar palauk mano dukra, kol sužinosi, kaip viskas baigsis. Jis nenurims, kol viskas sutvarkys dar šiandien. Ir 4 skyriuje tas Boazas tikrai viskas sutvarko. Jisai nuėjo prie miesto vartų, pasišaukė tą artimiausią giminaitį. Tai tikriausiai žinote, kad miesto vartuose vyko visi svarbiausi miesto įvykiai. Tai ten ir pasitarimai, ir teismo sprendimai buvo paskelbiami. Ir, žodžiu, tenai vyko svarbiausi pasitarimai. Sutartys sudaromos, tai šiuo atveju jisai pasikviečia liudininkus, tą giminaitį, ir sako, kad yra žemė ir tu ją gali išpirkti. Tai žemė jis kaip ir sutinka išpirkti. Bet tada jisai sako, kartu su žeme turėsi imti žmonas Moabitę Rūtą. Tai giminaitis atsisako, sako, aš jos negaliu išpirkti, nes tada nukentėtų mano paveldėjimas. Tu pasinaudok mano teisę, nes aš negaliu to padaryti. Taigi, Izraelyje buvo paprotys, kai kas nors perleisdavo savo teisę į paveldėjimą kitam, jis nusiaudavo savo sandalą ir paduodavo savo artimui. Tai būdavo liudijimas Izraelyje. Kai giminaitis pasakė Boazui pirktai savo, nusiavė sandalą, jam padavė, tada Boazas tarė vyresniesiems ir visiems žmonėms, jūs esate šiandien liudytojai, kad aš nupirkau iš Naomės visą, kas priklausė Elimelechui, Kiljonui ir Maklonui, tai čia jos sūnus ir vyras. Taip pat ir Moabitė Rūta. Aš ją vesiu, kad išlaikyčiau mirusiojo vardą, jo nuosavybei ir kad jo vardas neišnyktų tarp jo brolių ir iš jo tėviškės. Jūs esate šiandien to įvykio liudytojai. Tai visi ten esantys žmonės atsakė, mes liudytojai, viešpats te laimina moterį ateinančiai į tavo namus. Boazas vedė Rūtą ir viešpats davė jai pastoti parašytą. Ji pagimdė sūnų. Moteris sakė Naomiui, palaimintas viešpats, kuris nepaliko tavęs be įpėdinio, kad jo vardas būtų žymus Izraelyje. Jis bus tau atgaiva ir pasirūpins tavimi senatvėje, juk ji pagimdė tavo marti, kuri myli tave ir yra daugiau negu 7 sūnus. Naomė paėmė vaiką į savo prieglobstį ir buvo jo auklė. Kaimynės jį pavadino Jobedu, sakydamos, sūnus gimė Naomiui. Jobedas buvo Jesės tėvas, karaliaus Dovydo senelis. Tai va, šitą tikriausiai visi žino, čia nesurprizas buvo, bet šita Moabitė moteris tapo prosenelė karaliui Dovydui. Rūtos knyga sakoma, kad ji yra pranašiška, bet pranašiška ne iš tos pusės, kad kas bus, o pranašiška pagal savo prototipus. Tai yra kaip type and shadow, tai šešėlis to, kas jau įvyko dabar. Dabar mes jau esame to liudininkai, bet šešėlis mūsų. Rūta tai mes. Mes, tie, kurie paimti iš įvairiausių tautų, išpirkti ir atpirkti ir tapome dalimi, buvome paimti į santuoką, į kurią neturėjome būti paimti apskritai. Naomė tai Izraelis. O čia taip pat skamba, kaip romiečiams laiške sako, iš to tauriojo alyvmedžio vieni buvo išpjauti, kad įsodinti būtų kiti. Tai vat mes tie įsodinti, o prieš tai kiti buvo išpjauti. Bet dabar dar žiūrėkite. Tai Rūta mes, Naomė tai Izraelis. Boazas yra provaizdis, tai giminaitis, kuris atpirko. Jėzus yra tas, kuris mus atpirko. Tai Boazas yra Jėzus, mūsų atpirkėjo provaizdis. Rūta turėjo viską palikti užnugaryje, kad įeitų į pažadėtą žemę ir paskui taptų tautos šitos dalimi, taptų giminystės tos dalimi. O mes irgi turėjom viską palikti užnugaryje. Jėzus sako viską. Tėvą, motiną, brolius, seseris, viską palikti.
kad galėtumėm sekti paskui jį. Jeigu Rūta būtų užsinorėjus ten visgi jai ilgesys krašto būtų kaip Opra, truputėlį pačiupęs, jinai būtų apsisukus ir nuėjus ir viso šito nebūtų. Tai tam jai reikėjo viską nukirsti. Tapti niekuom iš tikrųjų, bet paskui tapti kažkuom. Kaip Jėzus sako, viską atiduoti, absoliučiai visko atsisakyti, kad galėtum tapti jo. Taigi Rūta pagal savo kilimą iš ten, kur buvo kilus, nebuvo verta būti priimta Dievo. Mes irgi nebuvome verti, bet Dievo gailestingumas. Rūta galėjo kliautis, jinai neturėjo sandoros, jinai neturėjo jokio kelio pas Dievą, bet jinai galėjo pasitikėti jo gailestingumu. Mes lygiai taip pat. Dievo gailestingumas leidžia mums ateiti pas jį. Jėzus mirė už mus ne iš prievartos, o dėl jo gailestingumo. Rūta atėjo ir buvo priimta į pažadėtą žemę aplink maždaug Paschą, o Paschos avinėlis tai Jėzus, kurio mirtis, kuris sako, aš esu tas kelias pas tėvą. Boazas sakė Rūtai tokį vieną dalyką. Sako, tu atvykai į tautą, kurios anksčiau nepažinai. Paulius sako mums, va štai ką, sako, kadaise jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Grinai Rūtos apibrėžimas. Bet dabar Kristuje, Jėzuje, jūs, kadaise buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Nes jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mus skyrusią sieną. Boazas išpirko Rūtą, tai va ta siena sugriauta, o Kristus išpirko mus savo krauju. Ir šičia jūs pasirašykit savo kažkur ant popieriukų ir paskui tą padarykit. Aš girdėjau tokį sakinį iš vieno pamokslininko. Sako, neperskaitę Rūtos knygos, nesuprasite apreiškimo 5 skyriaus. Tegul tai būna kabliukas jums užsikabinti, nes mane pagavo, jis nieko nepaaiškina, mane suintrigavo ir aš perskaičiau. Po Rūtos knygos aš perskaičiau apreiškimo 5 skyrių. Ir iš tikrųjų, kai kas tenai atsidengia. Tai va aš jums siūlau tą ir padaryti. Ir tada tas įdomi dalis, dėl ko aš tą šventę buvau paminėjusi. Ar jūs patikėsite, kad tradiciškai Senajame testamente, ne Senajame testamente, o senieji žydai, per tą Šavuot šventę, tai kuri yra 7 savaitės po Paskos. Per tą Šavuot šventę jie visą laiką skaitydavo Rūtos knygą. Rūtos knygą, kuri yra pranašiškas ženklas apie mus, jo bažnyčią. Jie skaitydavo 7 savaitės po Paskos. O žinot, kas yra mūsiškai 7 savaitės po Paskos? Sekminės, Pentekost. Tai yra tada, kai ta bažnyčia čia žemėje buvo įsteigta. Tai tiesiog, turiu omeny, Dievo žodis, tai wow, viskas čia taip žmogus sukurt negalėtų. Čia tiesiog yra įstabu, kad taip yra. Tai va, tai patys žydai, jie ištisai skaitė tai, kas mums dabar yra mūsų, mes save atradom, mes, nors iki šiol kai kurie judėjai nepripažįsta iš viso, jie dar toliau skaito Rūtos knygą ir nieko nemato. Tai va, tai taip baigėsi Rūtos knyga, o kitą kartą bus 1 Samuelio. Bet šį kartą tada baigiu.